Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiam. Šiemet Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba įsigijo naują įrangą, tai gelbėjimo įranga darbui ant vandens. Šią įrangą sudaro gelbėjimo rogės, kurios skirtos gelbėti žmonės iš vandens ir jos yra 4 metrų ilgio, sveria vos 30 kg. Taip pat įsigijom ir hidrokostiumą, kuris skirtas tiek vasaros metu, tiek žiemai, taip pat darbams ant vandens. Prie šios įrangos yra ir kita amunicija, tai 200 metrų ilgio virvė, antbačiai ant hidrokostiumų, kad gelbėtojas saugiai galėtų eiti ledu. Šios įrangas iš tikrųjų labai laukiame, nes tai bus saugu patiems ugniagesiams, taip pat pagerės gelbėjimo kokybė vandenyje. Šiandien mes tobuliname įgūdžius ir mokėmės, kaip tą įrangą panaudoti. Mums padėjo atvykę narai iš Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, kurie parodė, kaip saugiai ir efektyviai ištraukti nukentėjusį iš vandens. Norėtumėm, kad šią įrangą mes tik tai naudotumėm pratybose, užsiėmimuose. Todėl norėčiau priminti žvejams, vaikams ir visiems gyventojams, kad jau ledas plonėja ir tikrai darosi nebesaugu vaikščioti ledu. Todėl būkite visi atsargūs.